nors atrodo ir gyvenu kiekvieną dieną tuo dalyku, bet iš tikrųjų pamirštu. Žinau, kad dabar galvojat. Kai aš sutinku dantistą, iš tikrųjų visą laiką žiūri jo dantis ir galvoja, ar susitvarkęs ar ne. Jeigu sutinku batsiuvį, tai visą laiką pasižiūri, ar jo batai švarūs, tai dabar įsivaizduoju, jeigu aš dietologė, tai žiūriu, kaip atrodo šitą tėvės, ar nelabai mėgsta. Tai žinokit, normaliai visai. Iš tikrųjų, per plona būti negaliu, nes kai panueisiu pasargantį žmogų anoreksiją, tai jis sakys, pati pažiūrėk į save, tai ko čia dar mane gydyti. Jeigu būsiu per daug stora, tai vėlgi tada nutukę žmonės sakys, nu jo, atėjo dramblys, pamokyt begemotą, kaip plonam būtų. Tai va, tai iš tikrųjų esu normali, bet ką iš tikrųjų dietologai veikia, tai tikrai negydo nutukusių žmonių arba ten labai liesų žmonių. Dietologai tai yra gydytojai, kurie gydo kažkokius mitybos sutrikimus. Tarkim, jeigu žmogus negali valgyti, jeigu jisai neturi žarnyno, jeigu jisai negali praryti, jeigu jisai yra be sąmonės ir neturi galimybės pats pavalgyti, tai jį kažkaip reikia pamaitinti. Tai dietologas yra toksai žmogus, kuris užtikrina mitybą bet kokios sveikatos žmogui. Už tai, kai mane pakvietė pakalbėti tema apie vaikus, apie jų sveikatą, aš labai suabejojau, ar čia man, sakau, ką aš čia gilinsiuosi kažkokius maisto papildus, į kažkokius tai vitaminus, smulkmeną. Yra žmonės, kurie miršta ir reikėtų jam padėti. Bet iš tikrųjų tie žmonės galbūt neatsidurtų ligoninėje, jeigu ta mityba prasidėtų nuo pačio mažo vaiko. Jeigu nuo pat mažens mes skiepintumėm sveiką mitybą, sveiką gyvenseną ir jisai matytų gerą pavyzdį iš tėvų, galbūt neatsidurtų ligoninėje su baisiais kritiškais dalykais. Aišku, yra situacijų, kai tėvai gali pagelbėti ir yra situacijų, kai negali pagelbėti. Tarkim, aš visai neseniai, kiek čia metai laiko turbūt praėjau, turėjau 2 pacientus, vaikus. Vienas vaikas 6 dienų būdamas turėjo tokią problemą, kad jam teko pašalinti žarnyną ir palikti 12 cm žarnos. Buvo įdėtos ir daktarų, ir mamos visos pastangos, kad tas žarnynas būtų ataugintas. Tai yra, buvo skirtas maitinimas į veną, mama davė savo pieną, paskui mišinukais maitino ir šią dieną tas vaikas laksto, visas storuliukas, burundukas, patenkintas gyvenimu. Kita situacija buvo labai panaši, vaikas irgi turėjo žarnyno problemų, bet mama vietoj to, kad kreiptųsi į gydytojus, į specialistus, žinodama, kad vaikas turi sutrikimą, jinai ėjo pas užkalbėtojus, gydė žolelėm, prisiskaičiusi visokiausių dalykų ir kai atvežė 5-metį sveriantį 11 kg, kurio kojos buvo, pagaliukai. Net nemoku pasakyti, kai atsistojo vaikas šlapintis ir nusimovė kelnes, aš atsisėdau, nes man pasidarė silpna. Jo žarnynas buvo išpūstas visas pilvas ir kaip darėm tyrimą su lempute, kaip kiti sako, galima buvo pamatyti tą lemputę, kaip važinėjo po visą pilvą, nes ten nieko daugiau nebuvo, tik tai žarnos pas vaiką. Ir kai tokį vaiką pradėjom gydyti, tai po 6 mėnesių tas vaikas priaugo svorio, ataugo savo normalų svorį, bet reikėjo labai daug įdirbio su mama, kad mama suvoktų, jo gydymas, gera mityba, ne blynais, ne tai, kad ten vaikas nori saldainių visą laiką, nors jisai serga. Įdirbis su tėčiu, kuris skyrėsi su mama, tuo metu, nes ir vaikas galbūt ir psichologiškai labai daug priklausė toksai dalykas, kad vaikas sirgdavo ir tada matydavo, aha, aš sergu, vadinasi, tėvai su manima būtų kartu ligoninėje, jie nesipyksta, jie tuo metu nesiskiria, nevaikšto pas advokatus. Tai kai įdirbis buvo su šeima, tada vaikas pradėjo sveikti. Tai viskas priklauso iš tikrųjų nuo mūsų suaugusių. Vaiko sveikata, vaiko mityba pirmiausia priklauso nuo mūsų tėvų, nuo tų žmonių, kurie esam šalia, galbūt ne tėvai, galbūt seneliai. Tai va. Tai toksai dalykas apie dietologiją truputį, kaip aš atsiradau GNLD, esu iš tikrųjų pati GNLD konsultantė, tai kaip turbūt prieš porą metų buvau pristatymė ir iš tikrųjų labai nesusidomėjau, nes sakiau, kas čia pristatė. Vyras irgi taip pat pagalvojo, bet mums tiko skalbimo milteliai, tiko namų priežiūros priemonės ir mes tapom vartotojais. Tai pirkdavomės iš kolegės priemonės ir niekada apie verslą negalvojau. Ir kai aš buvau labai nėščia, 9 nėštumo mėnesį, vieną kartą paskambino draugė ir sako, turiu pasiūlymą tau. Duosiu knygą, paskaityk, paskui pakalbėsim. Davė knygą, paskaičiau. Ir taip skaitau ir man taip akyse atsiveria GNLD vaizdas. Ir skambinu, ar čia tik ne GNLD? Sako taip, sakau, šitą sektą tai aš jau tikrai neįsiu. Ir buvo taip, kad susitikau su Giedrium, kas čia pažįsta Giedrium, tą Skype'ą, pradėjom kalbėti. Verslas, kaip man čia viskas ir lipo.
galvoju, dar papildomai pinigų užsidirbsiu, dar ir prie mokslinių puslapių prieisiu, prie visos informacijos, kaip čia ir viskas gerai. Bet aš jam tada ir pasakiau, niekada gyvenime aš nekalbėsiu apie maisto papildus, nes aš jais netikiu. Jeigu vaikas, suaugęs ar senukas maitinasi sveiku maistu, jam tų maisto papildų gyvenime nereikės. Tai tada tu su Giedrium 2 valandas prasiginčinau ir jis manęs neįtikino. Po kiek laiko, sėdėdama namuose, nes laukiau jau to viso gimdymo, 3 savaitės buvo likę gimdymo, galvoju pasiskaitysiu, ten Giedrius buvo atsiuntęs keletą puslapių, pasižiūrinėt ir žiūriu, mokslininkai, garbūs mokslininkai pasaulyje darantys tyrimus, rašo tuose pačiuose puslapiuose, gan ilgai mokslininkai turiu omeny, kur skelbiami visi tyrimai apie parenterinį maitinimą skiriamąją veną, apie enterinę mitybą, padaryti dar didesnį tyrimai negu kai kuriems vaistams. Ir tada pradėjau galvoti, gal iš tikro žmogui reikia ir jisai negali suvalgyti visko, ko iš tikrųjų jam reikėtų. Iš tikrųjų dar nežinom turbūt galybės dalykų, ko mums reikia. Yra tyrimai padaryti, ko mums tikrai reikia, yra tyrimai padaryti, ko mums geriau iš tikrųjų negauti, bet yra daugybė dalykų, kurių mes nežinom. Ir kai mane žmogus paklausia, gal aš galiu valgyti cepelinus ir išgerti visus kanal D vitaminus, papildus ir taip toliau ir aš būsiu sveikas, tai sakau tikrai ne. Dėl to, kad maiste yra tikrai daugybė medžiagų, kur mes nežinom jų naudos. Nežinom, kad jos dar ten yra, jos tiesiog yra neatrastos. Ir valgyti reikia viską, kuo platesnį, kuo įvairesnį maistą. Tik tai, aišku, reikia ir nepersistinti. Nes iš tikrųjų antros mergaitės besilaukdama labai mėgo apelsinus. Ir valgydavau ten po kokius 2 apelsinus, dar gerdavau fantos po butelį per dieną. Tai dabar Smiltė kaip savo, nors skiltelę apelsino suvalgau ir maitinu krūtim, tai ją iš karto visą išberia. Tai nepersistinkit, būdamos nėščios, nes vaikų gali prisidėti paskui visą gyvenimą. Dabar apie ką norėčiau papasakoti pirmiausia. Gal nuo to, kaip vaikas yra pats mažiausias. Pats mažiausias mūsų vaikas tai yra pilve. Bet jis jau yra vaikas, jis ten mirksi, jo širdelė plaka, jis ir pirštukais ten kažką daro, mamai pilvą kutena ir tokiam vaikui reikia valgyti. Ką dabar tas vaikas valgo? Valgo tą, ką valgo mama. Tai jeigu mamos labai mėgsta pasėdėti McDonald'e, jas burgerį, parėjęs užlamšti po gabalą šokolado, nu tai tas vaikas valgo tą patį. Jis tai valgo visus kancerogenus iš keptų bulvyčių, gauna visus angliavandenius ir jokių maisto medžiagų. Tai ką dabar reikėtų tam vaikeliui gauti? Mokslininkai yra nustatę, patvirtinę turbūt 1000 tyrimų, kad pirmas dalykas tai yra folio rūgštis. Kur tos folio rūgšties gauti? Jeigu taip jau norim, ją tikrai visą suvalgyti. Tai yra visos lapinės žalios salotos, špinatai, visi praktiškai vaisiai daržovės, kas yra žalia. Tai mes anąsyk pabandėm su savo kolegėm sudėti ant stalo salotų krūvą, kuriame gautume 400 mikrogramų folio rūgšties. Tai nepameluosiu, buvo kalpas ir jį reikėtų suvalgyti per dieną. Tai turbūt ne viena nėščia moteris tiek per dieną nesuvalgo, todėl visom visą laiką gydytojai nėščioms rekomenduoja 3 mėnesius prieš pastojant, jeigu planuojat. Na, aišku, jeigu neplanuojat, čia nieko nepadarys. Ir 3 mėnesius nėštumo metu gerti folio rūgštį po 400 mikrogramų. Ar gali GNLD padėti tokį dalyką mūsų mityboje pakeisti, papildyti ar panašiai? Skaičiau anąsyk visus buteliukus ir radau. Dabar pasikuisiu pas Astą, pažiūrėsiu, ar turiu vaikų ir ar turiu tokių buteliukų. Formulė 4, radau folio rūgšties ir čia jos yra gana nemažai. Taip, mamai geriant formulę 4 galima gauti folio rūgštį. Jeigu neperkat vaistinėje arba nutarėt, kad norit gauti, tarkim, platesnį spektrą kažkokių tai vitaminų ar mikroelementų, galima rinktis vieną formulės 4 buteliuką esančią kapsulę. Į mažesnį krepšelį dėsiu mamai reikalingus vitaminus. Paskui dėsiu į didesnį krepšelį vaikui. Palyginsim, ar iš tikrųjų panašiai gaunasi. Ką dar reikėtų mamai suvalgyti, kad tikrai vaikas gautų viską, ko reikia? Omega 3. Kur dabar tos omega 3 yra? Tai yra jūriniai žuviai. Yra toks paradoksas, kad iš tikrųjų omega 3 būtinai reikia gauti mamai, bet žuvies nerekomenduojama valgyti. Tai iš kur gauti tos omega 3, galim gerti
linų sėmenų aliejų, bet jeigu 9 mėnesius linų sėmenų aliejus po 5 šaukštus kasdieną išgersi, tai man atrodo visą gyvenimą nenorėsiu čia į tą aliejų. Tai alternatyva irgi yra kapsulės. Kaip dabar rinktis tas kapsulės, iš kur žinoti, kad ta žuvis yra sveika? GNLD turi omega 3, kuri yra sveikos jūrinės žuvies, daryta iš lašišų, iš tuno ir patikrinta nuo 160 toksinų. Labai atsargiai rekomenduočiau rinktis iš vaistinės, dėl to, kad buvom turbūt ir ne vienas konsultantas, paskui atsakysiu klausimus, jei galim. Ne vienas konsultantas turbūt buvo konferencijoje, kurioje buvo darytas tyrimas su žuvies taukais, kaip yra dedamos kapsulės į plastikinį puodelį, užpilama šiltu vandeniu ir po kiek laiko tie puodeliai sutirps. Reikia atkreipdėmėsi, kaip gaminamos yra ta omega 3, ar tai yra tirpiklio pagalba išgaunama iš žuvies, ar šaltuoju būdu. Vaistininkai realiai turėtų žinoti. Ką dar reikėtų atkreipti dėmesį? Tai jeigu šaltuoju būdu išgauta, kiek omega 3 tenais izomerų sudėta. Ar 1, ar 2, 3, 4, praktiškai Europoje Indrė sakė, galima rasti 6. GNLD buteliukė sugebėta yra įdėti 8 izomerai, patikrintos švarios žuvies. Ką dar galima padaryti, kad gautume tos omega 3? Kaip sakiau, valgyti žuvį. Kokią žuvį valgyti? Jeigu turit galimybę, tarkim, jeigu išvažiuojate į Norvegiją, prie kažkokios jūros, tarkim, gal net Anglijoje, dar kažkur, turit galimybę gauti lašišos, tuno, sardinių, silkės, bet švarios turiuomenį, kuri nebūtų išmirkinta tirpaluose, būtų auginama natūraliai vandenyse, gėluose. Tai va, ką dar? Tos mamos turėtų valgyti, kad vaikas jų pilvelėje augtų sveikas. Aš turiu pati 2 vaikus ir susidūriau su tokia problema, kad mano vaikai suvalgė man dantis. Ir kai atėjau prieš nėštumą pasitikrinti dantis ir nėštumo gale, tai oi, kaip sako, čia pas jūs gilučių, oi, kaip nugraužti dantis. Dėl to, kad vaikas augdamas savo kaulams sunaudoja labai daug kalcio. Tai tos mamos, kurios augina pilvelėje vaiką, dažniausiai praranda nemažai kalcio iš savo kaulų. Pirmas vaizdas toksai, kaip sakau, į kaulus neįlys į ranką ir koją, reikia žiūrėti dantis. Jeigu tie dantis iš tikrųjų nugraužti, reikėtų pasistengti tada pieno, kur nesuira baltymai, geriausia, aišku, būtų kaimiškas neriebus pienas, varškė, jogurtai, kefyras, pasukos įvairios, tam, kad gauti tą tinkamą kalcio kiekį.